Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su panelė Jolita kalbu? Taip. Jolita, Tadas Ivaškevičius iš muzikos mokyklos administracijos popamokinės veiklos koordinatorius. Ar tu mokiniesi mūsų mokykloje? O kokioje mokykloje? Muzikos mokykloje. Taip. Norėčiau paklausti, ar... Tiesiog norėčiau paklausti, kodėl, pavyzdžiui, tave labai retai įmanoma pamatyti toje mokykloje. Nes aš gavau raštą ir yra 5 žmonės, 5 mergaitės, kurios pastaruoju metu labai retai lankosi pamokose. Tai leis paklausti, Jolita, kodėl? Na, yra šiemet aš esu atleista nuo muzikos mokyklos. Atleista. Tai vat. Kodėl mes neturime pateisinamo lapelio? Nes jis yra pas direktorių. Turi būti pagal viską. Panelė, aš su direktoriumi bendrauju kiekvieną dieną ir jisai paskutiniu paliepimu davė 5 telefono numerius su vardais ir reikia jom perskambinti visom mergaitėm ir pasakyti, kad jeigu iki rytojaus nebus pateisinamo lapelio, su muzikos mokykla jums teks atsisveikinti. Tai gerbiama panelė Jolita, jeigu rytoj 9 valandą pas mane kabinete nebus pateisinamo lapelio, jūs iš muzikos mokyklos esate išmesta. Ar jums aišku? Nu, aišku, bet tai, bet rimtai tėvaigi parašė raštą. Viskas, Jolita, rytoj prašau 8 valandą dar anksčiau. 207 kabinetas, 2 aukštas, Tadas Ivaškevičius, mano pavardė. Ir jeigu nebus lapelio su parašais ir visom dienom, kodėl tu praleidai tas pamokas, kitaip bus priversta atsisveikinti su muzikos mokykla. Bet motinagi parašė, aš pati mačiau, jinai dar nunešė. Jolita, aš tau neaiškiai pasakiau. Ar tu dar atsikalbinėsi prieš mane? Nu gerai. 8 valandą rytoj. Taip. Ir būtų gerai, kad su tėvukais atvažiuotum. Nu gerai. Atvažiuosiu. Gerai. O gerai. Kokį instrumentą studijuoji? Fortepijoną. Fortepijoną. Kiek pamokų esi praleidus? Nu, tikriausiai, kad nuo mokslo metų pradėsiu skaitytis. Sunku bus pateisinti, aš labai abejoju, ar tu liksi. Bet mėginti galima. Nu, tai viso gero. Jolita, dar vienas dalykas. Koks? Ai. Busted. Labas, Jolita. Labas, Jolitėlė. Sveiki. Radėsta iš Zipo trukdo tave. Jonas išdūrė tave, žinok. Ne tai, kad išdūrė, jisai primelavo. Sąmonų liepė, tai yra sudarė to tokį nuodėgą, kad tu jaudintumėsi. O tu jaudinaisi dabar dėl kažko? Nu jo, baisugi žmonės, išmesti iš muzikos mokyklą. O tu nenorėtum, kad išmestų? Bet tai kodėl tu nelankai tada? Nu negaliu. Kodėl negali? Nu negaliu. Kodėl? Todėl. Sakyk greitai man. Nesakysiu. Tu nešia? Kiek to metų yra? Bajeris, 14. Vat, kokia tu maža mergaitė. Kodėl tu dar nenešia? Netrukdau. Baikit bajeris, rimtai. Viskas, baigiam bajeris, Jolita. Žodžiu, jeigu lankai mokyklą ir nori būti muzikos. Tai nelankyk. Taip. Ir panašiai. Ką, Jolita, gero vakaro tau ir, kaip sakant, Gerai, gerų paslapčių. Ate. Ikiuks. Ate.